Tuo metu. Dabar valdžios dalis 26%. Reiškia 2,6 karto padidėjo valdžios subjektų kaip emitentų vaidmuo. Mano galva, tai labai baisus tendencijos, labai nemalonios tendencijos. Jeigu bankai skolina, mes galime ant jų pykti, taip toliau, visai būti nepatenkinti tik dėl to, kad jie reikalauja įsipareigojimų gražinti. Tai nemalonus procesas, bet jis būtinas. Skolas reikia gražinti. Tokia jų ekonominė priedermė. Bet valdžia, kada skolinasi ir vietiniuose bankuose, ir užsienyje, ji tas sumas paverčia finansavimo eilutėmis per biudžetą. Tos sumos jau eina kaip nuosavybė išleisti sveikatos, kaip pinigai išleisti sveikatos, švietimą ir taip toliau. Tai yra, jie dalinami ne už palūkanas, ne už procentus, ne už įsipareigojimus uždirbti kažką ir gražinti. Paprastos žmonių kalba kalbant, jie dalinami dykai. Tai štai valdžia gali ir turi skolintis, nieko nepadarysi, tokia jo funkcija, bet jeigu valdžios skolos dominuoja ekonomikos skoloje, jos auga didžiuliais tempais ir klausimas, ar jį pakankamai tie pinigai efektyviai panaudojami. Ir išryškėja du dalykai, apie ką aš jau minėjau. Kažkodėl apie tai nekalbama. Bet taigi negali būti taip, kad tiek mūsų protingų valdžios vyrų, visos ministerijos, jie nesupranta, ką daro. Taip nebūna. Čia kažkur tai turi, vėlgi, neprisiriškim prie sąmokslo teorijos, bet kažkasgi čia yra. Tai aš irgi norėčiau girdėti, kodėl mes apie tai nekalbama. Arba kalbėkim kitaip, kodėl mes mažai apie tai kalbam. Taip mes įvardinam, kad ten pastatyti keliai, ten tiltai, kažkokios savivaldybės sutvarkė infrastruktūrą ir taip toliau. Bet tie pinigų neuždirba. Šitų pinigų sąskaita. Bet tie pinigai nuėjo į rinką. Ar jie leido, ar su jais elgiantis, juos įsisavinant, tas žodis įdomus. Mes iš tikrųjų uždirbom pakankamai daug pridėtinės vertės. O gal dar uždirbsim? Dėkoju Jums, gerbiamas Vladai. Mes tęsime toliau savo laidą ir kaip ir žadėjome, šį kartą pasiklausime, nagi praktikų, kaip iš tikrųjų su tais finansais ir bankais. Ir mūsų laidoje svečiuojasi nepriklausomos Lietuvos pirmoji premjerė, profesorė Kazimiera Prunskienė. Sveiki, profesorė. Taigi dabar apie tos bankus. Kaip su tais finansais? Ar mes teisingai pasiskolintas lėšas išleidžiame, sukuriame darbo vietas, investuojame į pramonę ir tiesiog jas pravalgome? Na, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad mano kolega Vladimiras Trukšinas, kaip nuolat sekantis finansų, kreditų rinką, bankininkystę, labai įdomiai ir labai racionaliai, sakyčiau, apžvelgė šią temą. Ir aišku, kai ką aš norėčiau galbūt pakomentuoti kiek kitų aspektų. Buvo pasakyta, kad pastaraisiais metais labai stipriai auga ta dalis skolos, skolinimosi masto, kuri tenka pačiai valstybei. Kitaip tariant, valstybė skolina ir iš to daro ne tiek investicijas, kiek praktiškai lopo tas skylės, kurios yra socialinių asignavimų srityje. Kitaip tariant, tą dalį poreikių socialiniai sferai finansuoti, kurią turėtų uždirbti mūsų šalies ekonomika. Ir kurie ateitų į biudžetą įvairių mokesčių pavidalų, valstybė priversta skolintis ir neinvestuoti, o tiesiog dengti, išmokėti. Ir aišku, tai yra irgi neišvengiamybė, tą galima suprasti ir pateisinti, tačiau ta bėda, ir aš pilnai sutinku su ankstesniu pasisakymu, kad šitie pinigėliai dėja, jie negrįžta, skirtingai negu investicijos į ekonomiką. Į investicijos projektus, kurie sukuria darbo vietas, sukuria tos darbo vietos, pats verslas, prekė, parduodama, mokami mokesčiai, jeigu vidaus rinkoje, reiškia, vienaip susiformuoja įplaukos į biudžetą, jeigu eksportuojama, vėlgi, bet svarbiausia, kad tai yra grįžtantis pinigai. Tuo tarpu, kada ekonomika smunka ir šių pinigų ir į biudžetą, ir į sodrą
ateina maži